Motinos diena – viena gražiausių pavasario švenčių turinčių gilias tradicijas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Lietuviams nuo senų senovės žinoma šventė simbolizuoja žmonių pagarbą kilniai moters motinos prigimčiai. Ją minint, tarsi atsidėkojama už mamų rūpestį auginant vaikus. Paprastai tądien spalvingiausi gėlių žiedai dovanojami ir gražiausi žodžiai tariami pačiam artimiausiam žmogui – mamai. Daug šiltų žodžių mamytės išgirdo ir penktadienį mamos dienai skirtame renginyje, sukvietusiame visus į pramogų aikštę. Kiekvienai mamai svarbiausia yra jos vaikas. Ir žiūrėdama į tuos mažus vaikus, tiesiog turbūt kiekviena mama, kuri turi jau suaugusius vaikus, norom nenorom prisimena ir savo mažus vaikus, jų pirmus žingsnelius. Ir tai buvo didžiausias stebuklas. Po to vaikai auga, bet kaip ten bebūtų, visos mamos turbūt nieko svarbesnio už jų vaikus ir neturi. Taigi, motinos dienos proga norėtųsi palinkėti visom mamom begalinės meilės savo vaikams, nuoširdžios meilės, mylėti juos tokius, kokie jie yra. Priimti juos tokius, kokie jie yra, su savo privalumais ir trūkumais. Tik mūsų meilė gali pakeisti jų gyvenimą. Jeigu mes labai mylim ir mūsų vaikas yra mūsų širdyje, jam būtinai pasiseks. Tiesiog turėkite visada savo vaikus širdyje ir tikrai tą jūsų meilę, aš labai tikiu, kad ji būtinai sugrįš kada nors. O jeigu ir nesugrįš, mes esame mamos tam, kad tiesiog mylėti savo vaikus, auginti ir auginti tikrus, dorius žmonės. Tądien ne tik surengtas koncertas mamytėms, joms organizuota ir išskirtinė auksinių velykinių kiaušinių teikimo ceremonija. Nominacijas gavusios motinos sakė, kad toks nuoširdus renginys tikrai suvirpino širdies kerteles. Žinokit, nemoku apsakyti, kaip tai yra smagu, gražu ir tiesiog malonu. Nes vis tiek praėjo ir mano jaunystė, ir aš mamytės sveikindavau taip, bet kaip dabar mane pagerbė, tai aš tiesiog nesitikėjau. Motinos diena, tai visi prisiminimai, kaip aš buvau maža, kaip mane atvažiuoja, ateina, sveikina vaikai, anūkai, tai tiesiog neapsakoma diena. Žinote, pirmiausia, tai nominacija turbūt nustebino ir aplamai ta šventė, nuo tų mažų vaikų prasidėjus, tai iš širdį kiekvienai mamytei suvirpino. Smagu. Nežinau, mūsų bendruomenė nėra tokia didelė, visi vienas kitą pažįsta, tokiam būry pasidžiaugia vieni su kitais. Labai smagu. Šventė svarbi todėl, nes mano mamytė man yra brangi. O tavo mamytė kokia yra? Brangiausia visame pasaulyje, mieliausia, brangiausia, mylimiausia ir be jos aš neapsidžiaugiu. O kaip tu paprastai mamytę sveikini? Sveikinu tave, sulauks mamyčių dienos. Ir ką padovanoji, galbūt savo darbelį kažkokį? Kartais įsiminėjau atviroką, kartais padarau kokį darbelį, gėlę nuperku, aišku, tempę. Ir viskas. Motinos dienai skirtame renginyje koncertavo Lopšelio darželio Žibutė, Čiurlionio meno mokyklos auklėtiniai ir šokėjai iš sportinių šokių studijų Rock bei Opus.